Minuten, dann sind wir durch. Aš užtruksiu 20 minučių ir baigsim. Das ist der Lux K20. Čia yra naujo produkto K20 žodžiu sudėtis. K steht für Krebs. K reiškia Krebs vokiškai, tai lietuviškai vėžys. Ist Autokennzeichen von Denizli, die Stadt, wo wir herkommen, als Firma Elster. 20 tai yra miesto reiškia numeris, iš kurio mes kilę. Wir haben dieses Produkt in dieser Kombination ungefähr hergestellt. Maždaug tokia kombinacija yra produkto, kuris pagamintas. Das neue Produkt wird diese Dosis haben. 3 Kapsel Kurkumin. Naujas produktas turės, reiškia, 3 dozes kurkumino, 3 laštus kurkumino, propolio, 40 lašelių. Und stellt euch vor, ungefähr 3 Kapsel pro 360, alles in einer Kapsel. Ir įsivaizduokit, kad visa tai bus vienoj kapsuliai. Natürlich gibt es noch weitere Inhaltsstoffe. Aišku, dar yra ten papildomai kitų Wisst ihr, sudėtinių weshalb dalių. diese Zusammensetzung so wichtig ist? Bet ar žinot, kodėl ši sudėtis yra tokia svarbi? Weil wir mit dieser Zusammensetzung Nes šita sudėtis einen Lungenkrebspatienten plaučių uždegimu sergantį pacientą, helfen konnte. Plaučių vėžio, atsiprašau, sergančiam pacientui padėjo. Die Kombination, die ihr vorhin gesehen habt, Ta kombinacija, šitą visą derinį, kurį matėte, haben wir bei einem Lungenkrebspatient eingesetzt. mes skiriam vartoti, žodžiu, pacientui sergančiam plaučių vėžiu. Das ist das Ergebnis. Rezultatas, Leider auf Türkisch. dėja, turkų kalboje, Aber 85% bet 85 procentai pasveikimo. ist das nicht schön? Argi nemalonu girdėti? Lungenkrebs gibt es viel. Plaučių vėžio atvejų yra tikrai daug. Und ihr werdet mit unseren Produkten vielen Krebskranken helfen können. Ir mūsų produktais galėsite tikrai daugeliui vėžių sergančių Das pacientų neue padėti. Produkt soll aber bitte nicht so rüberkommen, als wäre das nur für Krebs gedacht. Bet aišku, naujasis produktas neturėtų tai būti pateikiamas, kad jis skirtas tik tai vėžių sergantiems pacientams. Wir haben alle Krebszellen in uns. Mes visi turime vėžinių ląstelių savyje. Hiermit könnt ihr euch dann selber prophylaktisch Vartodami šį produktą patys gegen profilaktiškai Krebs schützen. apsisaugosite nuo vėžio. Ihr werdet mit Elsa lernen, Su mūsų kompanija jūs išmoksite, dass Krebs heilbar ist. kad sužinosite tai, kad vėžys yra pagydomas. Unser neues Produkt Naujas mūsų wurde gaminys an mehreren Krebspatienten ausprobiert. jau buvo išbandytas daugeliui vėžių sergančių Wir pacientų. hatten bei vielen gutes Ergebnis. Ir daugumą atveju mes turėjom gerą rezultatą. Wer auf dieses Produkt nicht warten möchte Kas nenori laukti šio und gaminio einen krebskranken Patienten in der Nähe hat, ir ar turi vėžių sergantį pacientą kann diese šalia, Empfehlung machen. gali šią rekomendaciją jau naudoti. Kurkumin 3-mal am Tag, Kurkuminas 3 kart per dieną, Pro 360 3-mal am Tag, propolis, Pro 360. e, Also Ei, Propolis 40 Tropfen und Pro 360 3-mal. propolis 40 lašų ir pro 360 3 kartus. Lungenkrebs, Brustkrebs, Plaučių vėžys, krūties vėžys, Prostatakrebs, prostatos vėžys, Gebärmutterkrebs. Gimdos kaklelio vėžys. Aber auch bei Lungenproblemen könnt ihr diese Empfehlung machen. Bet šitą galima vartoti ir tiesiog turint plaučių problemų. Ja. Weiter. Hier haben wir eine. Suriukite. Padarykite foto, padarykite. Kurkuminas 3 kart per dieną, propolis 40 lašų 2 kartus per dieną, pro 360 3 kartus per dieną. Ar čia 3 lašai ir 3 kartus per dieną? 3 kartus 3 kapsulės yra, pro 360 tai yra kapsulės, tai 3 kartus per dieną. Okay, weiter. Ja. Das ist Gebärmutterhalskrebs.
Čia yra parodyta gimdos Wie kaklelio. könnt ihr sehen, im Mai wurde die Vėžio Diagnose pacientams. festgelegt. Gegužės mėnesį buvo nustatyta diagnozė. Nach 7 Monaten krebsfrei. Po 7 mėnesių vėžys dingo. Ist einer unserer Mitglieder aus der Türkei. Viena iš mūsų narių Turkijoje. Diese Person hat Omega-3, Tas asmuo gėrė die da omega-3. Kas ant kralio? Tas kaip? Katės steht nagas. da alles falsch. Kas tas katės nagas? Omega, multivitaminai ir katės nagas. Umkarė, kitaip vadinamas. Umkarė. Ich möchte euch eins sagen. Noriu pasakyti vieną. Egal, was ihr bei uns benutzt. Nesvarbu, ką jūs, kokį produktą mūsų Die vartoate. meisten haben eine heilende Wirkung. Dauguma turi sveikatinimo poveikį, Spirulina gydomąjį poveikį. Spirulina, entgiftet den Körper. pavyzdžiui, spirulina Meiner Meinung nach pašalina soll nuodus das iš organizmo. jeder sollte Spirulina einnehmen. Aš manau, kad spiruliną iš viso kiekvienas Wir turėtų haben alle vartoti. Schwermetalle in unserem Körper Nes mūsų organizmas prikaupęs yra sunkių metalų und wir sind alle von den radioaktiven Stoffen betroffen. ir mus tikrai visus palėtė radioaktyvios medžiagos. Spirulina hat eine entfernt die Schwermetalle vom Körper. Spirulina Reinigt den pašalina, Körper. išvalo organizmą, pašalina sunkiuosius metalus. Dann haben wir hier Neurodermitis. Taip pat turim neurodermitą. Nach 10 Tagen haben wir Ergebnis bekommen. Po 10 dienų gautas rezultatas. Wisst ihr, weshalb ich vorhin gesagt habe, Schulmedizin heilt nicht die Krankheiten, nur die Symptome? Ar žinot, kodėl prieš tai sakiau, kad mokslinė medicina gydo ne ligą, o tik simptomus, Naturheilkunde heilt die Ursache. o natūrali medicina gydo priežastį. Egal um welche Krankheit es geht, Nesvarbu, apie kokią ligą mes wir kalbame, müssen immer empfehlen, zu Hause die kompletten Reinigungsmittel. mes visada rekomenduojam namuose visas valymo priemonės, Pflegeprodukte, Shampoo, Duschgel, taip pat higienos priemonės, šampūnas, dušo želė ir taip toliau, umzusteigen auf nachhaltige Produkte. pereiti prie tvarių produktų. Am besten natürlich bei Apps. Geriausia, aišku, RSAC produktai. Weiter. Noch ein Neurodermitis. Dar vienas pavyzdys neurodermito. Weiter. Toliau. Bitte keine Fotos machen. Nefotografuokit. Keine Fotos. Das ist der Sohn, der mich vorhin angerufen hat. Ich musste rausgehen. Eines Bronzelieders bei uns. Čia yra sūnus, prieš tai paskambino, aš turėjau išeiti, vieno bronzinio lyderio mūsų kompanijos. Er hat mich vorhin angerufen. Jis prieš tai man paskambino. Könnt ihr sehen, wie sein Kopf aufgeschnitten ist? Matot jo perpjautą galvą čia toj vietoj siūtą. Er hatte eine Grippeinfektion. Jis patyrė gripo infekciją. Arzt hat Antibiotika geschrieben. Daktaras išrašė antibiotikų, Wobei Virus, das schlägt Antibiotika nicht an. o viruso tie antibiotikai neįveikia. Er hat Abszess bekommen im Gehirn. Žodžiu, jam kilo smegenų užkrėtimas Die haben Kopf aufgeschnitten, ir jam pjovė galvą, Abszess abgesaugt, ištraukė tą abscesą. Schädel wieder, Pūlinys abscesas, ja, ne? Pūlinys. Schädel wieder zugemacht. Užsiuvo vėl, žodžiu, uždarė kaukolę, užsiuvo. Nach 5 Tagen schlimmer Zustand. Po 5 dienų būsena dar labiau pablogėjo. Blutinfektion, Kraujo infekcija, Abszess ist noch da. abscesas niekur nedingo. Die Mutter Pūlinys. hat mich angerufen. Paskambino jo mama. Mein Sohn wird zum 2. Mal operiert. Mano sūnų operuoja antrą kartą. Die wollen wieder den Abszess sauber machen. Žodžiu, nori operuoti antrą kartą, nori vėl ištraukti Können wir pūlinį. ihm nichts von Elsa geben? Gal mes kažką tai galim duoti, ar sako kažkokį tai produktą. Ich habe natürlich gesagt. Aš pasakiau žinoma, Frag aber trotzdem den Arzt, bet vis tiek paklauskit daktaro, wenn er das okay gibt. jeigu jis sutiks. Kurkumin, Kurkuminas, Eisen, geležis, Pro 360, Pro 360, Vitamin D3, vitaminas D3, Probiotika. probiotikai. Haben wir empfohlen.
Mes pasiūlėme, Arzt hat okay gesagt, daktaras sutiko, weil der Zustand wird schlechter. nes būsena vis blogėjo, Er hat die zweite OP trotzdem bekommen. bet vis tiek išoperavo į antrą kartą tą Nach der OP hat er unsere Nahrungsergänzungsmittel žmogų, benutzt. po operacijos jis pradėjo vartoti šitus papildus. Das ist das Ergebnis nach 3 Tagen. Čia rezultatas po 3 Er dienų. konnte nicht reden, Jis negalėjo jau nicht kalbėti, sprechen, žodžiu, negalėjo nicht kalbėti, essen, negalėjo valgyti, nicht aufstehen. negalėjo net pasikelt. Nach 3 Tagen Nahrungsergänzungsmittel Po 3 dienų pavartojęs papildus maisto, ist die Entzündung im Blut weggegangen. dingo kraujo užkrėtimas. Kein Abszess mehr. Nebeliko pūlinio. Manchmal kommt auch die Medizin nicht weiter. Kartais ir medicina bejėgė. Das ist der Herr Dr. Jörg Spitzbart, Čia yra ponas ein daktaras Professor Špicbartas aus Deutschland. iš Vokietijos. Ich bekomme bei ihm auch meine Schulungen. Aš iš jo irgi gaunu mokymus savo. Ich bin keine Ärztin, Aš nesu daktarė, keine Heilpraktikerin. nesu gydymo Möchte praktikė ich auch nicht sein. ir nenoriu būti. Ich bin die Direktorin. Aš esu direktorė, Ich motiviere gerne. aš mielai motyvuoju kitus, Aber natürlich braucht man auch wissenschaftliche Informationen. bet aišku, reikia turėti ir mokslinės informacijos. Darunter auch das Vitamin D, was ganz wichtig ist für mich. Taigi tarp jų yra ir vitaminas D, kas yra man labai svarbu. Wer heute Vitamin D einnimmt, Tas, kas šiandien vartoja vitaminą D, kann sich gegen Krebs schützen. gali apsisaugoti nuo vėžio. Laut Professor Dr. Spitzbart Pasak profesorių Špicbartą, kann man bis zu 5000 Einheiten pro Tag Vitamin D einnehmen. per dieną galima vartoti iki 5000 vienetų vitamino D. Laut einer Studie Iš studija viena parodė in Freiburg Freiburge, wurden Brustkrebspatienten untersucht. Buvo tyriamos krūties vėžio pacientės 1365